Garbė Jėzui Kristui, sveikinu visus, kurie žiūri mūsų pranciškonišką laidą. Iš visos širdies pirmą norėčiau padėkoti visiems žmonėms, kurie prisijungia prie mūsų, padeda ir savo maldomis, savo aukomis, tam, kad mūsų Klaipėdos pranciškonų parapija vystusi, o ypatingai statybos darbai, kas liečia vienuolyno statybą, parapijos salių statybą, vaikam, jaunimui, suaugusiems, ugdymo centras, anoniminių alkoholikų narkomanų centras čia atsirastų Klaipėdoje. Ir ačiū labai visiems tiems, kurie irgi prisideda prie to, kad ateityje atsirastų pagrindinė bažnyčia. Netrukus galėsit pamatyti irgi atraminės sienas ir bus toliau šiais metais pilami pamatai bažnyčiai. Yra šiuo metu vedama lietaus kanalizacija nuvedimas. Tiek, galim sakyti, pasikeitė nuo žiemos laikotarpio. Kaip toliau vystysis darbai, tai viskas priklausys irgi toliau nuo mūsų bendradarbiavimo, nuo mūsų geradarių, nuo žmonių, kurios Dievas atsiunčia kiekvieną dieną su pagalba. Tai iš viso širdies dar kartą ačiū už viską, ką mes gauname, ką mes turime ir už jūsų gerą širdį.